Šiandien pergalė yra labai svarbi, įleistų pakilti į 14. Joris Alikonis, žinoma, atlieka štai čia perdavimą į priekį, dabar yra galimybė ir perdavimas. Smūgis į vartus yra ir visai nebloga situacija, bet pataikyti nepavyksta. Ir čia smūgis į artimą kampą, bet pataikyti nepavyksta. Du komandos vidurio gynėjai šiose rungtynėse, Burdzilauskas žaidžia dešinėje. O čia labai gražiai rungtyniauja Titas Milius, komandos kapitonas, eina į baudos aikštelę, yra perdavimas, bet pirmas prie kamuolio vartininkas. Grabauskas, perdavimas dešinė koja į baudos aikštelę, stabdosi kamuolį čia Žalgiris B, cutbackas, bet smūgis yra tik dabar ir gana pavojingas, daug rikošėtų. Na, čia šiek tiek ir pasisekė Dmitro Bovgirą. Matome centre ir užkurnį, Žičkevičius žaidžia dešinėje, o dabar yra galimybė surinkti pavojingą ataką ir guldomos varžovas ir štai toks smūgis iš labai aštraus kampo, bet smūgis yra tikslus. Dominykas Zubavičius veda komandą į priekį, 1-0 priekyje Kauno Žalgiris B. Jankausko perdavimas, Gambo, dabar į kairę, labai panašiai prasidėjo prieš tai ta situacija, kuri pasibaigė įvarčiu. Zubavičius muša į vartus ir šį kartą pasirengęs Čekavičius. Dar kartą tęsiasi ataka ir smūgis Jankausko. Gražiai žaidžiama mažame plote, 3-3, perdavimas į baudos aikštelę, yra smūgis ir Sekas pabando draugų. Komandos draugas čia yra Šnekutis, bet pirmas, sakyčiau, ne pats sėkmingiausias epizodas ir įspūdingas smūgis. Tiesiog fantastika, Šnekutis kamuolį praranda ir įvartis iš labai toli, vartininkas čia bejėgis. Kajus Bičko, jo perdavimas kairė koja, Bičko smūgis ir vėl labai pavojingas, na. Sekas. Dabar 11-10 žaidžia Vilniaus komandos, Sekas kaip užsikerta kamuolį, atlieka perdavimą į baudos aikštelę. Bička. Puikia kairė koja turi Bička ir kokį perdavimą atlieka, įvarčio nėra 2 kartus. Dar vienas mėginimas ir Rusavičius dabar jau nepataiko, tenka griebtis už galvos šioje situacijoje. Kol kas kamuolys labai ilgai nesilaiko kauniečiams. Ir vėl spaudimas didžiulis ir čia kasgi čia, o čia yra 11 metrų baudinys. Na štai taip Vakaris Berenta apšvarina šioje situacijoje Akusobi. Kartu su Žordžiu Eduardo iš Tauragės Tauro. Dabar yra proga, smūgis ir puikus. Baudinys solidžiai realizuotas, geras smūgis dešinė koja. Prie virpsto, tad Vilniaus Žalgiris B pirmauja 2-1 prieš Kauno Žalgirį B. Įvartį pelnė Kauno Žalgiris B, Dominykas Zubavičius puikiai sužaidė, paguldė gynėją, nukreipė kamuolį į artimą kampą, nuginklavo vartininką, tai buvo 28 minutė, antroje rungtynių pusėje jau dominavo Vilniaus Žalgiris